Prieš 20 metų įkurta palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija Vilniuje – tai ne tik nauja bažnyčia. Visų pirma, tai gyva bendruomenė, jungianti pačius įvairiausius žmonės. Išskirtinis šios parapijos bruožas tai yra daugybė veiklų, tų mažų bendruomenėlių. Kaip apaštalas Paulius sako, kad bažnyčia tai yra vienas kūnas, kuris yra sudarytas iš daugybė narių, taip pat ir parapija yra vienas kūnas, kuris yra sudarytas iš įvairiausių bendruomenių, iš įvairiausių veiklų. Ir tai yra šios parapijos, manau, išskirtinumas pagrindinis ir dovana, nes šitoj parapijoje žmogus gali visą savo gyvenimą tarsi keliauti, priėmęs krikšto sakramentą, paskui jisai ruošiasi pirmai komunijai, tada gali jungtis į paauglių jaunimo veiklas, tai yra įvairių žygiai, stovyklos, stovyklėlės. Vėliau žmogus gali jungtis į šeimos klubus, tai yra mūsų parapijos šeimos klubas Darna arba netgi tarptautinis judėjimas Nazariečių šeimos. Taip pat yra įvairios maldos grupės, kaip avinėlio užtarėjai arba rožinio kalbėtojai. Galiausiai yra netgi trečiadienio jaunimas vadinamas, tai yra pagyvenusių žmonių grupė, tai yra mūsų vadinamos trečiadienio močiutės, kurios trečiadienį susirenka į šventąsias mišias ir po šventųjų mišių susirenka prie bendro stalo mūsų parapijos kavinėje. Tai yra tiesiog pasibūti kartu, pasidalinti tuo, ką turi ir pasidalinti savo rūpesčiais, vargais, taip pat ir džiaugsmai, tai jos tenai ir kartu meldžiasi, ir kartu padainuoja. Tiesiog, žmogus vienas tam, kad žmonės vienas kitą paremtų. Kiekvienos krikščioniškos bendruomenės uždavinys, pagrindinis uždavinys yra priimti žmogų tokį, koks jisai yra. Kaip ir Kristus, kuris priėmė kiekvieną žmogų tokį, koks jis yra, su jo silpnybėm, su jo ydom, su jo visom dovanom, kuris ateina į bendruomenę. Kas jau įsipylė dažų? Tu jau? Brangi šitą parapiją, ne? Taip, brangi. Tai yra žmonės, su kuriais galiu susitikti, kurie man yra svarbus. O darbas su neįgaliais žmonėms patinka? Jo, labai patinka. Randat bendrą kalbą, ar ne? O kiekvieno užsiėmimą stengiatės kažką naujo sugalvoti, pritaikyti kažkaip, ar galima? Stengiuosi, kad jie atrastų kokią nors, kad jie išbandytų įvairias technikas, pavyzdžiui, kad jie galėtų išreikšti save. Po to aš žiūriu, ką jie gali padaryti, tobulinam ir mes darom konkrečiai, tarkim, atvirutes.
kad ta jų produkcija po to būtų galima parduoti. Tai čia yra dienos darbo centras. Tai kad jie kartu ir mokytųsi ir galėtų už to ir kaip ir užsidirbti truputį, arba kad kiti pamatytų jų darbus. O teikia džiaugsmą jums šitie darbai? Tai čia reikia jų paklausti. Andriau, kaip, ar patinka šitais darbais užsiimti? Man patinka. Patinka piešti? Piešti mėgstu. Ir ką čia dabar galvoju nupiešti? Lūkesys. Lūkes piešimo. Man patinka. Kiekvieną dieną čia ateini? Dirbam Matulaitį. Dirbi Matulaitį? Man patinka, va. Draugų daug turi čia? Draugus turiu. Turi. Turiu. Patinka piešti? Jo, O seniai lankai šitą centrą? 5 jau metai. Tai jau daug. Patinka tau čia? Jo, labai. Ir vadovai nuostabūs. Kame? Tai pats geriausias. Tai draugų daug turi? O, visi draugai. Gyvenu su močiutė ir su mamytė. O tavo šeima kokia? Mano tėvelis, mano sesutė mokosi egzaminų kurse savo namuose turi. Kiek metų sesutei? 29 metų. 29? O tau kiek? 21. Ai, tai panašaus amžiaus abu. Mano tėvelis namuose turi. Ir viskas, va. Ko jums pačiai brangu šitas darbas, ar jaučiatės atradusi save čia? Jo, man tai labai brangus. Ir parapija man yra labai brangi, nes iš tikrųjų aš čia užaugau ir jau 10 metų čia esu ir kažkaip nėra poreikio kažkur kitur eiti. Nu, atrodytų jau 10 metų, reikia kažką gal keisti, bet kad ir čia užtenka. Ir aš čia galiu save realizuoti kaip pat profesinę prasme, nes socialinį darbą studijavau ir dirbu. Ir aš atrandu, ką čia daryti tą profesinę prasme ir dvasinę prasme. Mes turim maldą socialiniam centre ir mišios, ir seserys čia Asuncijon yra, kurios irgi daug parapijų dalyvauja, kad aš čia randu savo ir dūšiai maisto, ir draugai yra čia mano nuo vaikystės iš jaunimo tų stovyklų. Tai tokia pilnatvė. Tai neatsimenat, kaip statėsi šitą bažnyčią? Kaip statė, tai neatsimenu, tik iš nuotraukų, bet aš tai netikinti buvau ir kai pradėjau čia važiuoti į stovyklas ir pamačiau, atradau Dievą ir žmonės, kurie džiaugsmingai gyvena kartu su juo, tai tada ėjau pirmos komunijos. Tai tada atsimenu, kad viskas dar būdavo tik parapijos namuose. Ir mišios, ir visos pasiruošimai, dar bažnyčia niekas nevykdavo. Dideliai saliai būdavo altorius ir choras ten kamputį kažkur. O po to jau persikėlė į bažnyčią. Tai daugiausiai bendrauja dabar su neįgaliais ar ir kitas veiklas? Tai mano pagrindinė veikla yra darbas su neįgaliukais. Bet vis tiek mes ir socialiniam centre bandom išlaikyti tą bendruomeniškumo mintį ir kad kiekvienam, kuris dirba, ne tai būtų svarbu tik tai ta pagrindinė veikla, bet kad jaustų ir visą pulsą. Ir vis tiek vaikai yra, ir mamos, ir šeimos, ir paaugliai, ir jie visur laksto, ir su visais pabendrauja, tai visi pažįstami esame. Šitas vaikų dienos centras įsikūrė iš tikrųjų prieš daugiau negu 1,5 metų. Iš pradžių tai buvo jaunų šeimų iniciatyva
tiesiog jaunos šeimos, kurios lankosi šioje bažnyčioje, šioje parapijoje, gyvena netoliese, turi savo vaikų, nusprendė kažką daryti, nes norėjo, kad jų vaikai būtų katalikiškai ugdomi ne tik namuose, bet ir tuo metu, kada jie dirba arba yra kitaip užsijėmę. Ir ta iniciatyva buvo palaikyta, visų pirma, mūsų parapijos klebono, paskui kreipėmės į mūsų gerbiamą arkivyskupą Audrį Juozą Bačkį, jis taip pat apie mus žinojo, ir daugelio pagalbos dėka, kitų geradarių dėka atsirado tas mūsų centriukas. Ir esame dabar šeimos pagalbos centro dalis. Šeimos pagalbos centras užsijima labai plačia veikla, iš tikrųjų teikia pagalbą šeimoms ir sutuoktiniams, ir besiruošiantiems santuokai. Ir čia yra dar viena grandis - pagalba šeimoms, darbas su vaikais ir jų katalikiškas ugdymas, jų įvairiapusis švietimas. Yra čia ir muzikos pamokėlės, ir teatro pamokėlės, ir sporto pamokėlės. Ir vyksta kiekvieną savaitę katechezė. Žodžiu, mes su vaikais čia labai smagiai leidžiam laiką, kiekvieną savaitės darbo dieną. Einam į lauką, glaudžiamės prie šitos bažnyčios, prie šitų pušų, vaikštom palei gatves. Žodžiu, esam pakankamai dideliai teritorijoje, atviroje erdvėje ir labai čia draugiškai gyvenam. Kalbant apie šią parapiją, kuo jį ypatinga, tai iš tiesų jį yra didelė, daug gyventojų gyvena labai, jauna, tai yra bažnyčia, pirma bažnyčia pradėta statyti dar prieš nepriklausomybės atgavimą Vilniaus vyskupijoje. Taip pat bendruomenė, kuri iš tikrųjų reikėtų, ko gero, dėkoti kunigui Medardui už tą rūpestį, kai statant mūrus bažnyčios, pradėjus nuo šitų parapijos namų, paskui statant bažnyčią, kad buvo labai daug investuota į žmonės, kuriant žmonių bendruomenę, nes iš tiesų, kam tie mūrai, kam tie pastatai, jeigu nebus gyvos parapijos, jeigu nebus gyvos bendruomenės. Tai iš tiesų Medardas atidarė visas duris jaunimui ir senimui, kad rinktųsi įvairios grupės ir iki šiol yra nuo pat pradžių susikūrusių grupių ir yra grupės, kurios susiformuoja naujos. Papasakosiu įdomią istoriją, kurią mums švenčiant parapijos 20-metį pasakojo kunigas Čeponis, kad galim ją tikėti, galim netikėti, bet labai gražu, kad kai prasidėjo parapijos kūrimosi visi darbai, reikėjo įteisinti formaliai, įregistruoti tą parapijos įsteigimą ir buvo labai daug kliučių visokių trukdymų. Tiesiog buvo labai sunku suderinti su miesto valdžia, dar tuo metu buvo tarybiniai laikai, pabaiga tarybinių laikų, labai sunku buvo viską, suorganizuoti. Ir kunigai, neprisimenu, kokie daugiau kunigai ten buvo, bet žodžiu, jie susirinkė, svarstė, kaip čia viską reikėtų įspręsti, kaip pajudinti, pastumti tą dalyką. Ir sako, bet reikia surasti tai parapijai pavadinimą. Ir kuomet surado, nusprendė galutinai, kad šita parapija vadinsis Matulaičio vardu, kunigas Medardas sako, kad viskas taip tarsi durys atsidarė, kad viskas pajudėjo. Tai ko gero su Matulaičio įsikišimu viskas prasidėjo, ko gero buvęs Vilniaus vyskupas norėjo, kad jo buvusioj ir esančioje vyskupijoje būtų nauja parapija, nauja bažnyčia, tokiam paprastam, miegamam rajone, tai nėra miesto centras, nėra senamiestis, nėra istorinis Vilnius.
kas čia yra jūsų per grupė, ar seniai susikūrėt? Šiais metais, balandžio mėnesį, bus 5 metai. O, tai jau daug. Taip daug. Tai visi esat parapiečiai Matulaičio parapijos, ar ne? Nebūtinai. Čia yra iš Zujūnų, taip? Gerai sakau, iš Pilaitės, turbūt, ar ne? Iš kur tai irgi iš Zujūnų. Nu, tai ne visi parapiečiai, bet ateina čia. Aha, ir muzikuojat, giedat, ar ne? Taip, giedam, grojam, kūrėm, mergaitės pačios rašo eilėraščius ir po to mes dainuojam tas dainas, kurias kūrė, o Kšištofas daro aranžacijas. Aranžuotas. Jo, aranžuotas. O bažnyčioje per mišias irgi giedat? Taip, dabar trupučiuką rečiau, yra dar vaikų choras dabar, bet šiaip taip ir svarbiausias šventės tai būtinai giedam, o tai buvo keliarius metus, kad mes kiekvieną sekmadienį giedojam. O tikėjimas svarbu jūsų gyvenime yra? Na, kartais, pavyzdžiui, kai yra labai daug kontrolinių ir kai pasimeldi vakare ir tau tikrai padeda tas. Nes kai nepasimeldi, tada tikrai, bent jau man tai jaučiasi. Nu, man tikėjimas yra, kaip sakykime, pirmoje vietoje, nes yra labai daug susijęs su muzika ir aš negročiau, jeigu ne tas tikėjimas šiaip tai, nes man nėra šiaip įdomu klasika arba kažkokį džiazą grot tik tai. O įdomiau grot, kada yra ta muzika susieta su kažkom. Tai ir aš kai groju, tai netgi nemastau per daug, ką groju. Tiesiog viskas eina iš širdies kartais netgi. Vadovė ant manęs pyksta, kad nėra konkretų, kad viskas kažkaip... Niekada nesikartoja. Jis visą laiką, kiekvieną kartą skirtingai improvizuoja. Sakykime, bet aš negalvoju, kad aš improvizuoju kažkokias akordės. Tiesiog groju Dievui. Ir man tai tiesiog patinka. Aš jau nuo vaikystės tą darau. Papasakokit, kas čia per užsiėmimai vyksta. Mes ruošiamės pirmai komunijai ir išmokstam čia apie Dievą tokio. Dažnai susirinkat? Kartais savaitę, kiekvieną penktadienį, o sekmadieniais einame į vaikų mišias. Gegužės mėnesį bus sekmadieniai skirti pirmos komunijos šventai mūsų parapijai. Kadangi vaikų labai daug, tai tikrai, aš manau, visą gegužės mėnesį, gal net birželį dar turėsim. O kiek vaikų iš viso ruošiasi pirmai komunijai? Apie 250 lietuvių vaikų, dar yra lenkų katechezės, man atrodo, antra tiek vaikų, yra rusų katechezė. Čia pas mus parapijoje kiekvieną dieną turim grupelės ateinančias tikrai. Kodėl jūs norit pirmosios komunijos prieiti? Ar tėveliai čia taip sugalvojo? Tai sakė, liepė eiti. Liepė? O pats neprieštaravai? Ne. Čia ne tėvai mane įtempė, o aš juos. Atsivedė tėveliai. Kodėl? Norėjau suartėti su Dievu. Norėjau suartėti su Dievu. Pajutau savyje, kad jau laikas. Užsiausia čia ateiti ir priimti pirmą komuniją. Kuo jums yra brangi šita parapija? Kodėl būtent šitą parapiją jūsų paroda? Šitą parapiją atsiradau maždaug prieš 5 metus. Susipažinau su Benedikta.
jinai vedė čia alfa kursus. Ir žodžiu, taip atsirado, tai prasidėjo draugystė su seserimis, kuri paskui buvo labai tokia, daug labai iš to gavau. Ir gyvenau netoliese, ir žodžiu, ir kelionės, ir mano sūnus čia, ir prie komunijos, ir atsirado tokie žmogiški ryšiai šilti, ir su seserim, ir su kunigais, ir su šitą parapiją jinai. Ir pasiūlė 20-mečio progą padaryti man parodą, taip nedrąsiai, sako, mūsų ta bažnyčia tokia nauja, tokia gal nelabai visi sako graži. Tai sako, tai kaip tik reikia, kaip tik po daugiau gražių dalykų, kad būtų gražesnė. Tai va, tai va, susiplanavom parapijos salėje. Ir kitas dalykas, teko būti Amerikoje su parodom pavasarį. Ir man labai patiko tas pilnas gyvenimas prie parapijų. Ką dabar šitos naujos bažnyčios turi galimybę iš tikrųjų daryti. Tai ir parodos, ir susitikimai, ir įvairiausi ryšiai, ir tų tokių žmonių susibūrimai, kad vyktų ne tik tai mišios sekmadieniais, visi tvarkingai ateina išeina, o tiesiog gyvenimas virtų. Tai manau, kad visokios tokios parodos, renginiai yra galimybė žmonėm bendrauti, būti. Tiesiog tai yra mano noras padėkoti. Padėkoti parapijai, nes tu dirbi ir iš tikrųjų gauni dvasinių dalykų, tiesiog gauni to vandens gyvybės. Kuo ypatinga šita parapija yra Vilniaus arkivyskupijoje, būtent palaimintojo Matulaičio? Ypatinga yra, kad jau ir gavo leidimą ir pradėjo statyti, kai buvo dar tik tai tos nepriklausomybės aušra, tos naujos nepriklausomybės. Ir čia užsispyrė kunigas tada Čeponis ir arkivyskupas Steponavičius palaimino ir čia pavyko. Tai buvo pirmoji bažnyčia statyta po komunistinio režimo. Kaip žinot, buvo tik Klaipėdos statyta ir paskui padarė koncertų salę. Tai buvo didelis laimėjimas, didelis užmojis, bet pasirodo, kad čia Viršuliškės ir apylinkės reikalinga. Matot, kiek daug žmonių sueina, yra daug mišių, tai tikrai buvo reikalinga. Kitiems žmonėms reikėtų važiuoti į senamiestį kiekvieną. Tai aš džiaugiuosi, bet to pasirinko palaiminto Matulaičio titulą, tai Vilniuje kaip ir trūko tokios bažnyčios. Tikėkime, kad galėsim sakyti šventasis Matulaitis, bet tikrai tai yra labai gražu, reikšminga. O kaip minėjo klebonas ir ant galo, tai yra tokia susirinkimo vieta ir lenkų ir lietuvių labai gražiai dalyvauja ir atrodo, kad gražiai sugyvena. O be to parapija pasižymė, kad nuo pat pradžių norėjo sudaryti tokią gyvą kūną, kad įjungti žmonės į darbą, tai visas socialinis centras, kateketės, tos vienuolės, kur čia gyveno. Tai buvo tikrai, pirmiausia, kūrė bendruomenę, o paskui statė bažnyčią. Ir aš norėčiau, kad visur tai būtų, kur statysim bažnyčią, sukur bendruomenę, kuriai reikia bažnyčios, tada pastatysim, kad ir krizės laikais.